Sveiki prisijungę į Vaisingumo šaknys podcastą, kuriame gvildename visas temas susijusios su vaisingumu ir nevaisingumo gydymu. Aš esu Ieva Mickeikaitė, mokslininkė, genetikė ir jūsų vaisingumo edukatorė čia. Tai šį kartą su manimi yra viešnia, gydytoja Odeta Drulytė. Ji yra akušerė ginekologė ir nevaisingumo gydymo specialistė. Tad su ja šį kartą kalbėsime apie chirurgiją, kuri yra taikoma gydyti moterų nevaisingumą. Yra labai daug įvairiausių operacijų, kartais sunku susigaudyti ties šitais pavadinimais, o norisi žinoti kuo daugiau, tad gydytoja pasidalins visą savo patirtimi, paaiškins kaip, kada ir kas. Ir taip pat net pakalbėsime apie ateities technologijas. Tad kviečiu žiūrėti, jeigu nepaspaudėte dar prenumeruoti šio kanalo, padarykite tai ir užeikite, peržvelkite visus video nevaisingumo ir vaisingumo temomis čia, bei paspauskite patinka po šiuo video, jei jums jis buvo naudingas. O dabar einame į įrašą. Labą dieną, gydytoja Odeta, malonu, kad prisijungėte. Labą dieną, Ieva. Tai pradėkime nuo susipažinimo iš profesinės pusės. Norėtume išgirsti, kodėl pasirinkote šitą nevaisingumo gydymo sritį ir šiek tiek apie jūsų patirtį. Nevaisingumu domėtis pradėjau turbūt nuo pat pradžių savo ginekologinės karjeros, kuomet dar praeitam šimtmetį atvažiavau jauna gydytoja į Klaipėdą po rezidentūros, sutikau patį nuostabiausią kolektyvą žingeidžių, darbščių, inovatyvių, draugiškų žmonių, su kuriais pradėjau savo operacinę veiklą, mokėmės operuoti, mokėmės bendrauti su žmonėm ir tuo pačiu norėjom dar kažką šalia operacinio darbo pažinti, o nevaisingumas, kaip žinia, apima pakankamai plačias ginekologinės visas patirties rytis, tai yra ir endokrinologija, tai yra hormoniniai tyrimai, žaidimas su hormonais, tai yra lytinių kelių plintančių lygų tyrimas, tai yra ultragarsas, tai yra operacinė veikla. Ir šitoje situacijoje buvo labai smagu, kad tu gali tą žmogų pažinti nuo iki. Tas tęstinumas nuo pirmo pašnekesio iki operacinės intervencijos duoda pažinti, leidžia ištirti tą moterį nuo iki ir mes turim tokį tęstinumą. Tai labai patiko. Vėlgi, nevaisingumas turi tokią labai gražią moralinį tokį atspalvį ir duoda emocinę tokią naudą, kai, žinai, ypač esant teigiamam rezultatui, jau jauti tikrai tokį didelį malonumą ir supranti, kad tai yra tavo darbo rezultatas. Vėlgi, jau vertinant, kad pakankamai senai dirbu šitoj srity, tie vaikai, prie kurių prisidėjimo aš prisidėjau, sakykime, jau dabar patys kuria savo šeimas. Ir žinot, turiu tokį, viena pacientė padovanojo labai gražų kalėdinį žaisliuką, ant kurio parašyta: gyvenime svarbiausia rasti save, savo ir savus. Tai manau, kad savo darbinę profesiją aš suradau. Labai graži istorija, labai smagu tai girdėti ir tikrai visada, kai darbas teikia ir emocinį tokį džiaugsmą, kai gali prisidėti prie žmonių laimės, vis tiek aš manau, kad šeima daugeliu su tuo asocijuojasi, tai labai teikia daug prasmės ir smagu girdėti, kad ir jūs, žinoma, esate šito srity ir šito džiaugiatės. O kalbant apie chirurgiją, dažnai tai yra tokia, nors atrodo, operacijos atliekamos labai dažnai ir įvairiose srityse, žmonės prisibijo. Ir dažniausiai norima sužinoti, kada jau čia tikrai reikės kažkokių tai chirurginių intervencijų, o kada galima apsieiti ir su kitais metodais. Tai gal pradėkime nuo to, kokios yra dažniausios nevaisingumo sutrikimai, dažniausiai, kuriais būtų taikoma būtent jau chirurginė pagalba. Aplamai žiūrint į ginekologinę operacinę veiklą, galima pasakyti, kada jinai taikoma. Tai yra tam tikri dalykai, ko tu vaistais neišgydysi. Tai yra augliai. Joks vaistas neištirpdys nė saugų, neatvers kiaušintakių arba
ištirpdys endometrioidinės cistos. Yra situacijos, kai turim genitalių, šiuo atveju mes kalbam apie moterų nevaisingumą, kai turim šitų moteriškų organų auglius, kurių mes negalim išgydyti vaistais. Šiais laikais aš nelabai pasakyčiau, kad moteris bijo to operacinio gydymo. Kitą kartą, anaiptol, jos netgi nori greičiau, nes mano, kad tai yra greitesnis ištyrimas ir netgi jos labai aktyviai, mano akim žiūrint, perdėm aktyviai, tiesiog prašo šito ištyrimo. Tai smagu girdėti, kad žinoma, kad ir kaip bebūtų, nevaisingumo gydymas labai turi didelį tokį ir fizinį, ir emocinį stresą. Ir žinoma, norisi kuo greičiau padaryti tai, kas įmanoma. Ir kai įmanoma atlikti kažkokią tai chirurginę intervenciją, kuri padėtų, tai be abejonės, žinoma, visos yra pasiryžusios tai atlikti ir taip turėtų būti. O kokios yra dažniausios chirurginės procedūros taikomos nevaisingumo gydyme? Nevaisingumo gydyme, kaip beje jau dabar ir visoje ginekologinėje operaciniai veikloje, prioritetai teikiami mažai invaziniai chirurgijai. Tai yra laparoskopijai ir histeroskopijai. Koks jų tikslas? Kuo mažesnis prisilietimas prie to organo, kuris dalyvauja, sakykime, vaisingume, kuo mažesnė komplikacijų tikimybė, kuo mažesnė saugų susidaromų tikimybė. Jau vien tai, kad tai vadinama minimaliai invazinė chirurgija, nors principe darbai padaromi tokie patys dideli, bet šitų metodų esmė patekti į reikiamus moters, sakykime, į pilvą, patekti per minimaliai mažus pjūvius ir tai suteikiant moteriai greitesnį gijimą, geresnį gijimą, vėlgi, kaip sakiau, kuo mažiau liečiantis mažais instrumentais prie tų organų, kurie vėliau bus reikalingi pastojimui. Tai yra laparoskopija ir histeroskopija. Apie pjūvį pilve galbūt pakalbėsim vėliau. Laparoskopija tai gydymo metodas, kuomet mes turim apžiūrėti pilvą iš vidaus. Taip ir verčiasi. Laparo, latiniškai pilvas, histero žiūriu. Histeroskopija tai vėlgi gimdos apžiūra, histero gimda, laparo žiūrėti. Tai tokie žodžiai. Tai tokių žodžių samplaika yra šitų operacijų pavadinimai. Taip, aš manau, kad tikrai daugelis turi klausimų apie būtent šitas operacijas, nes jos, ir dažnos, ir tikrai tie pavadinimai lietuviškai nelabai kažką pasako, jeigu nežinom lotynų kalbos. Ir tai tada dabar pakalbėkime apie kiekvieną atskirai, pavyzdžiui, apie laparoskopiją. Kaip ten mes apžiūrim tą pilvo ertmę? Taip, laparoskopija tai yra tokia operacinis gydymo būdas, kai mes patenkam į pilvo ertmę per mažus pjūviukus. Moteris guli ant operacinio stalo ir mes turim patekti į pilvą ir padaryti ertmę, kad galėtume jame dirbti. Per mažą adatą, kurią mes įvedam bamboje, prileidžiama nuo 2 iki 4 litrų tam tikrų dujų, tuomet pakyla priekinė pilvo siena ir mes turim erdvę darbui. Tada bambos apatinėje arba viršutinėje dalyje daromas nedidelis 5-10 mm įpjovimas ir pro jį mes įvedam tokius optinius prietaisus, kurių gale prijungta kamera ir mes visą vaizdą matome geros raiškos televizoriaus ekrane. Tai va, tokiu metodu mes galime matyti ne tik moters lyties organus, aš turiu omeny gimdą, kiaušintakius, mes galime apžiūrėti apsukę ratą visą moters pilve esančius visus organus, įvertinti kepenis, įvertinti taukinės pokyčius, apendiksą, vienu žodžiu, saugas galimas mažam dubenį, tokiu pat principu dirba ir chirurgai, bet mūsų organas taikinys yra moters vadinamas genitalijos, tai yra kiaušidės, kiaušintakiai gimda, tai yra mažasis dubuo, į kurį mes ir orientuojamės. Tai įvedę kamerą mes matom pilvo ertmėje esančius organus, bet jeigu mes norim kažką daryti, tai maždaug bikini zonoje virš klubakulį daromi maži pjūviukai, per kuriuos įvedami tam tikri vamzdeliai, o per juos mes keičiame instrumentus. Tai tuo vienu ar kitu instrumentu tu gali pakelti organą, prideginti, nukirpti. Tai yra manipuliatoriai, panašiai kaip mes valgom sušį su lasdelėm, tai principe operatorius daro tą patį, tik tai
keisdamas instrumentus, daro viską žiūrėdamas į ekraną ir tada tais visais manipuliatoriais jisai gali padaryti apžiūrėti organus nuo diagnostikos iki didelių, netgi iki gimdos pašalinimo operacijų. Aš čia dabar nekalbu apie vaisingumą, bet gali padaryti tikrai didelius darbus, kurie seniau buvo daromi atliekant pjūvį pilve. Mhm. Tikrai labai įdomu klausyti ir laparoskopija yra vienas mažiausiai invazyvių, taip vadinamų, metodų, taip? Taip, tai yra tokia mažai invazyvi, vien dėl to, kad instrumentai labai nedideli, prisilietimas prie organų yra minimalus ir tai ir yra vadinama minimaliai invazinė chirurgija. O kokie būtų vaisingumo sutrikimai, kada būtent būtų taikoma laparoskopija? Principe, laparoskopijos būdu mes galim atlikti labai daug visokių procedūrų. Tai yra diagnostika, tai yra gydymas, o gali būti kartu ir diagnostika, ir gydymas. Jeigu mes norim diagnozuoti, tik tai įvertinti moters lyties, sakykime, organus dalyvaujančius vaisingume, kiaušintakius, kiaušidės, mes įvedam tą vadinamą kamerą ir apžiūrim kiaušidės, gimdą kiaušintakius, padarom pratekamumą ir jeigu viskas veikia, mes diagnozuojam, viskas yra gerai, moteris toliau eina kalbėti su vaisingumo specialistais ir aptarinėja tolesnius gydymo metodus. Jeigu šitos operacijos metu mes nustatom kažkokią patologiją, netikėtai, sakykime, kas gali būti saugos, nedideli endometrioidiniai židiniai, kažkokios pooperaciniai pokyčiai, tada tuo pačiu šios operacijos metu mes ir maksimaliai atstatom tą organų anatomiją. Jeigu mes jau einam operuoti žinodami, ką operuosim, kaip miomas, sakykime, endometrioidinės cistas, dermoidinės cistas, užakusius kiaušintakius, žinom, kad rasim saugų pabuvusių pūlingų uždegimų, mes jau iš karto pasiruošiam tam darbui, kuris gali užtrukti ir ne vieną valandą, nors skaitoma, kad tai yra minimaliai invazyvi operacija, bet operacijos trukmė gali būti gana ilga ir tai vėlgi dėl to ir skiriasi laparoskopijų ir gydymo prasme laikas. Tai kadangi jau paminėjot, kiek užtrunka atsistatymas po laparoskopijos arba tas gydymas? Jeigu tik tai diagnostinė operacija, kuri trukt gali 10-15 minučių, aš kalbu apie tai nuo pat pradžios, reiškia nuo pat pradžios įlindimo į pilvą, ir jeigu tai trunka 10-15 minučių, tai moteris jau tą patį vakarą gali eiti namo, jaučiasi gerai ir gali būti gana darbinga. Jeigu mes darom labai didelius darbus, kurie trunka, sakykime, 1,5 valandos ir kartais 2, kaip tai yra miomų išlukštenimas ir susiuvimas, yra 3-4 laipsnio endometriozės gydymas, tai yra saugų išdalinimas, tai yra endometriomų pašalinimas, saugiminiai procesai pabuvusių uždegimų, kiaušintakių plastinės operacijos arba kiaušintakių pašalinimai. Yra daug visokių dalykų, ką mes darome. Tai tuomet, aišku, tai viskas priklauso nuo operacijos trukmės, galų gale nuo to, kaip pati moteris jaučiasi, koks moters yra užtaisas ir kokios šalutinės ligos. Labai individualu, bet principė 3-4 parą moteris dažniausiai vis tiek išeina namo, jaučiasi gana darbingos ir gali jau po savaitės ramiai pradėti savo įprastus darbus. Aišku, aš nekalbu apie sunkų fizinį krūvį, bet darbingos jos būna jau 2-3 dieną po operacijos. Ar galima kažkaip pasiruošti operacijom, būtent laparoskopijai, kad greičiau paskui atsistatytų? Kaip pasiruošimas, aišku, turi moteris žinoti, ką jinai daro ir kur jinai eina. Moteris planiniai operaciniai veiklai turi būti sveika visiškai, neturi būti jokių virusinių, herpetinių bėrimų, neturi būti jokių makšties uždegimų. Ta prasme, mes turim žinoti, kad jinai planiniai operacijai ruošiasi visiškai sveika. Taip pat mes rekomenduojame prieš ruošiant šitą operaciją išsivalyti žarnyną. Tai yra pasiruošti tam tikrais vaistais, kad būtų kuo paprastesnis pooperacinis laikotarpis, būtų tuščias žarnynas ir būtų ir galų gale ir operatoriui būtų lengviau operuoti esant tuščiam žarnynui, išvalytam žarnynui, sakykime taip.
Ir aišku, stengtis būti ramiai, mes prieš operaciją rekomenduojam ir tam tikrus raminamuosius, tokią kaip premedikacija. Tai atlikti visus įmanomus tyrimus, kurie reikalingi prieš operaciją, tai paprasčiausiai kraujo tyrimai, kraujo grupės ištyrimas, elektrokardiograma. Aišku, turim įvertinti ir moteris, kurios serga kitom lygom ekstragenitalinėm, jeigu vartoja krešumą, pavyzdžiui, krešumo mažinančius vaistus, turim žinoti būtinai apie tai, jeigu serga, sakykime, bronchinė astma. Vienaip, aišku, žiūrim šiek tiek stambesnės moteris, tai toks pasiruošimas, nėra jis labai ilgas, bet maksimaliai atlikti tyrimus mes vis tiek rekomenduojam prieš operaciją. Ir ne tik mes ir mūsų kolegos anesteziologai, kurie migdo moterį per operaciją. Tai labai gerai, kad paminėjot būtent apie anesteziją, tai moteris būna pilnai užmigdoma laparoskopija. Taip. Laparoskopijos metu būna intubacinė nejautra, tuo tarpu histeroskopijos metu moteriai užtenka intraveninės nejautros dažniausia, kuomet vaistai suleidžiami į veną ir moteris miega. Intubacinės nejautros metu į trachėją įvedamas vamzdelis ir aparatas kvėpuoja už moterį ir anesteziologas jau ten priiminėja savo visus veiksmus ir mes praktiškai turim visiškai nuskausmintą moterį, tik tai tuomet galim įlysti į pilvą, nes laparoskopija tai yra ėjimas į pilvą, tai turi būti pilnas nuskausminimas. Ačiū labai už šitą paaiškinimą. Tai dabar eikime prie histeroskopijų. Kuo jos skiriasi nuo laparoskopijų? Jeigu laparoskopija tai yra įėjimas į pilvą, tai histeroskopija įėjimas į gimdą. Tai yra gimdos apžiūra einant per makštį, per gimdos kaklelį, įėjimas į pačią gimdos ertmę, ją išplečiant ir apžiūrint jos ertmę. Šitos operacijos metu mes vertinam gimdos gleivinę, vertinam kiaušintakių angas, vertinam esančius polipus, galų gale miomas, saugas galimas po operacijos. Tiesiog mes įvertinam tą vietą, tą, kaip aš sakau, kambarį, kuriame gyvens būsimasis pilietis. Ir mes, jeigu randam kažkokius pakitimus, tai ir darome jų, sakykime, pašalinimą, polipų pašalinimą, miomų rezekciją, saugų išdalinimą. Bet šitas histeroskopijos apžiūra tai yra trumpesnė operacija negu laparoskopija, nes mes į gimdą einam pro makštį ir gimdos kaklelį, bet čia jau vaginaliniu būdu. Tai jeigu yra endometriozė, kas yra tikrai dažna liga moterų, kuris iš šių metodų yra taikomas? Matot, endometriozė yra dažniausia pilvo ertmės liga, sakykime taip. Tai yra endometrioidinės cistos, tai yra saugos pilvo ertmėje. Tai mes turim vertinti kiaušidžių būklę ir šalia kiaušidžių esančius organus. Tai šiuo atveju mes renkamės laparoskopiją, tai yra lendam į pilvo ertmę ir žiūrim, kas ten yra. Endometriozės atveju mes operuojama ne visos endometriomos, dažniausiai tai operuojama 3-4 laipsnio endometriozė, tuomet, kai yra didelių matmenų endometrioidinės cistos, kurios sąlygoja skausmus, kurios apima visą kiaušidę ir moteris tiesiog negali ovuliuoti dėl to, kad nėra sveiko kiaušidės audinio. Vėlgi šitos operacijos yra tokios, sakykime, gana, ne tai kad rizikingos, bet turi būti gana maksimaliai tausojančios, nes operuojant cistą reikia palikti kuo daugiau kiaušidės audinio, išsaugoti kiaušidžių rezervą, kad paskiau jos galėtų normaliai dirbti, ar ten pagalbinio apvaisinimo, sakykime, metodu, kad kuo daugiau folikulų jos išaugintų, nes kiekvienas cistos šalinimas tai yra kiaušidės apimties mažinimas. Mes turim elgtis labai atsargiai. Taip pačiai endometriozės metu būna gana daug, dažniausia 3-4 laipsnio endometriozės metu būna labai daug saugų, pakankamai daug, todėl mes turim ištiesinti ir kiaušintakius arba maksimaliai paruošti moterį būsimai pagalbinio apvaisinimo procedūrai. 1-2 laipsnio, tai yra lengvo laipsnio endometriozę mes kartais nustatom gana atsitiktinai, darydami diagnostinės laparoskopijas. Tai šitų situacijų metu mes pašalinam kelias saugas, jeigu kiek jų randam, ir taip pat koaguliuojam endometrioidinius židinius.
Mhm. Tai apie cistas endometrioidinės kalbant, kada yra rekomenduojama jas jau šalinti, tai gal tikriausiai priklauso nuo dydžio, o kada Taip. galima dar palikti. Manoma, kad iki 3 cm endometrioidinės cystas dar galima sekti ir palikti, kalbant, ruošiant moteris pagalbiniam, sakykime, apvaisinimui, jeigu jos nemaišo folikulų punkcijai. Vienas dalykas, nes vėlgi, kaip sakiau, su kiekvienu cystos išlukštenimu mes mažinam kiaušidės rezervą. Už tai šitą dalyką mes labai tausojam. Tai skaitoma, kad mažos endometriomos gali būti sekamos ir neoperuojamos, bet jeigu yra didelės virš 4 cm endometriomos, labai atsargiai, bet jas reikia operuoti. Dar jeigu kažkas klauso ir nežino, kas tas kiaušidžių rezervas, tai tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra visi kiaušinėliai, kurie yra vis dar kiaušidėse ir dėl to mes norim kuo daugiau jų išsaugoti. Ar taip? Ateitį, taip. Tai dabar pereikime prie tos labiausiai invazyvios procedūros, tai laparotomija, tai ir pilvo pjūvis, ar ne? Ir kada jis yra taikomas? Pjūvis pilve yra taikomas, aš kalbant apie vaisingumą, pakankamai retai, bet jeigu kalbėtume apie miomų gydymą, tai didelių matmenų miomom mes rekomenduojame, aš turiu omeny didelių matmenų miomom, kurios trukdo vaisingumui, tai yra jos iškreipia gimdos gleivinę, mes kartais taikom visgi pjūvį pilve, vien tam, kad galėtume išlukštenti miomą ir susiūti gimdą tvirtai ir paruošti taip ją būsimam nėštumui, nes rando tvirtumas labai reikalingas augant gimdai. Tai vat šito situacijoje mes kartais naudojam ir pjūvį pilve. Aišku, pjūvį pilve visada mes naudojame ir esant komplikacijom laparoskopijų metu. Ir vėlgi kiekvieną moterį, kuri ateina laparoskopijai, mes perspėjam, kad nenustebtų, jeigu gali atsibusti su pjūviu pilve. Kai mes nebesusitvarkom su tam tikrom komplikacijom, tai gali būti ir kraujavimas, ir žarnos pažeidimas, tai gali tekti operaciją pabaigti pjūviu pilve. Tai būna labai retai, bet moteris turi žinoti visas galimas komplikacijas. Tai kalbant apie komplikacijas, žinoma, chirurginiai visi metodai padeda tada, kai kiti jau metodai nebegali padėti ir vaistai, ir tikrai labai džiugu, bet svarbu žinoti ir komplikacijas, kaip sako, tai kokios yra galimos komplikacijos arba šalutiniai poveikiai po chirurginių intervencijų. Na, žinot, niekas nėra apsaugotas nuo tų komplikacijų. Turbūt nei vienas chirurgas nepasakys, mano operacijų metu tai jau viskas bus gerai. Kartais net ir paprasta diagnostinė operacija gali baigtis pakankamai tokiom rimtom komplikacijom ir atvirkščiai, didelė operacija praeina normaliai, moteris sugyja ir vargo nemato. Taigi, iš tų pagrindinių komplikacijų, kadangi mes darom pjūvis pilve, paprasčiausiai gali būti pakraujavimai iš tų nedidelių pjūvių. Tai vienas dalykas. Netoks jau baisus, bet gali būti. Visa kita, ką mes veikiam pilve, priklauso nuo operacijos apimties, dėl to ir komplikacijos priklauso nuo tų operacijos dydžio. Sakykime, kraujavimas iš gimdos išlukštenus miomą gali būti. Žarnos pažeidimas ir pilvaplėvės sekančios po žarnos pažeidimo uždegimas irgi gali būti retai, bet mes turim žinoti ir perspėti moteris, ypač tais atvejais, kai matom, jog yra daug sąaugų pilve, sakykime, endometriozė 4 laipsnio, sakykime, prieš tai buvusios operacijos, kai turim santykius su žarnos sienelė, gali būti šitie dalykai. Kraujavimas iš paviršių, kuriuos mes liečiam, nes mes tos organus deginam ir kerpam. Ir jeigu užkrešėjusi kraujagyslė kažkada po operacijos atsibunda, turim komplikacijas. Taip pat galimos komplikacijos, bet čia anesteziologinės komplikacijos, kaip pavyzdžiui, sakykime, ten ką tik prasirgus uždegiminiais kvėpavimo takų uždegimų moteris, operuojam arba operuojame kokiam nors virusinio susirgymo fone, tai čia jau kvėpavimo takų problemos anesteziologinės taip pat gali būti. Po operacijos dažnai moterys vėlgi skundžiasi 2-3 parą po operacijos skausmų raktikulių arba po mentimis. Tai vėlgi labai normalu, nes
dėl dujų, kurios pakelia šiek tiek diafragmą ir dirgina tokį klajoklį nervą, moteris jaučia šitos va tokius nemalonius pojūčius, kurie praeina principę paros 2 bėgyje. Nuo šiaip didelių tokių komplikacijų, manau, kad vystantis operacinės technikos tobulinimui mes galime išvengti, bet niekas nuo to neapsaugotas. Taip, žinoma, pasiruošimas labai svarbu, žinoti apie tai yra svarbu, bet taip pat svarbu žinoti, kad gydytojai yra tikrai puikūs specialistai, kurie atlieka operacijas ar ne, ir kad visi tikrai... to norim būti, aišku, visi to norim, tais gerais daktarais norim būti, bet net ir didžiausias turbūt chirurgas, nėra tokio chirurgo, kuris nepatyręs komplikacijų yra. Daug dievė apsisaugot nuo jų, bet gyvenimas yra gyvenimas. Taip. Žmogaus organizmas šiaip yra labai sudėtingas dalykas ir operacijos niekada nežinom, kaip paveiks kurį žmogų. Gali priklausyti ir nuo žmogaus taip pat, ir nuo visų aplinkinių kitų dalykų. Tai dabar nuo komplikacijų pereikim prie sėkmės rodiklių. Visada labai įdomu skaičiukai būna ir statistikos ir visokie sėkmės rodikliai. Tai pavyzdžiui, kaip po operacinių visų šitų intervencijų ar laparoskopijos, galbūt galima apie kažkuriuos tai sutrikimus atskirai, kiek padidėja ta galimybė pastoti, sakykime, natūraliai. Statistika toks labai slidus reikalas, žinot, kažkam mums yra statistika, bet tai moteriai, kurią operuojam, yra jinai pati, jinai yra vienintelė moteris ir kitą kartą ta statistika taip ištirpsta. Bet šiaip imant, pavyzdžiui, jeigu kalbėsim apie kiaušintakių patologiją ir apie saugas mažajam dubenyje, tai pavyzdžiui, vėlgi viskas priklauso nuo kiaušintakių pakenkimo lygio. Jeigu tik tai mes pašalinam saugas ir iškarpom saugas tai yra tokios, kaip pasakyti, įsivaizduot celofaninį maišelį, tai yra plėvė tokia. Tai va tos saugos kartais imobilizuoja kiaušintakį, pakeičia kiaušintakio struktūrą, jisai gali užžagti. Tai šitus dalykus mes operacinio laparoskopijos metu mes karpom, išlaisvinam ir maksimaliai stengiamės atstatyti anatomiją. Tai va, jeigu tų saugų yra viena kita, ne tiek jau gausiai, jeigu kiaušintakiai nebūna labai pakenkti, tai va tas saugų iškarpimas ir to kiaušintakio atstatymas, pratekėjimo atstatymas gali kartais duoti kai kurių autorių duomenimis iki 75-80% sėkmės po natūralaus pastojimo. Aišku, visai viskas kitaip būna, jeigu kiaušintakiai būna ženkliai pažeisti. Vadinami maišiniai kiaušintakiai, tai yra įsipūtę, pilni skysčio kiaušintakiai be tonuso, be vidinio epitelio ir net ir jų atvėrimas mums labai didelių rezultatų neduoda. Tai principė 10-12% tame tarpe labai didelis ne vietoj pastojimų tikimybė didelė būna. Taip kad viskas priklauso nuo pakenkimo, organo pakenkimo dydžio. Vėlgi lygiai taip pačiai kaip ir pavyzdžiui miomų operacijas. Jeigu mioma yra vienintelė priežastis nepastojimo, tai dažniausiai būna, kai miomos būna gimdos ertmėj, vadinamos pogleivio miomos, tokios ant kojytės esančios nedideli raumeniniai augliukai. Jas pašalinus iš gimdos ertmės, aš jau kalbu čia histeroskopijos metu, kai mes turim normalią gimdos ertmę pasiruošusią embriono priėmimui ir implantacijai, tuomet mes turim labai neblogus rezultatus, labai gerus. O aišku, kai būna dideli pakenkimai, kaip kalbant, jeigu vėl grįžtant prie endometriozės, gana dažnos ligos, nevaisingumo atveju, mes 3-4 laipsnio endometriomų gydymo laipsnio endometriozės gydymo reiškia metu, mes tik tai galim maksimaliai paruošti pagalbiniam apvaisinimui tas kiaušidės, kad būtų lengvesnis folikulų augimas ir embrionų ir folikulų funkcija. Tai statistika va tokia. Taip, žinoma, be abejonės, tai labiausiai priklauso nuo to, koks pats tas sutrikimas ir ko lengvesnis. Kuo lengviau, to greičiau. Mes jaučiamės tada karaliai laimėjo. Kai yra dideli sutrikimai, aišku, tada jau stengiamės pasitelkti ne tik operacinį gydymą, medikamentinį, taip pačiai ir tą patį pagalbinį apvaisinimą. O ar būna šitaip, kad žmonės tiesiog atsisako operacijų arba negali jų atlikti dėl tam tikrų dalykų ir reikia taikyti kažkokius alternatyvius metodus? Aišku, visas gydymas turi būti aptartas su pacientu ir pacientas visgi yra tas žmogus, kuris
pasirašo tą verdiktą, kaip toliau darom. Yra tokių atvejų, kad paliekam žmogų apsispręsti, ateina laikas subręsta jisai pats tam, sakykime, alternatyvų būna, sakykime, miomų gydymui yra medikamentinis gydymas, kuomet tas miomų augimas sumažėja, sumažinama miomų apimtis, iki nedaug tiesa, bet yra dabartiniai vaistai Riego, jeigu teko girdėti, buvo Esmė pakankamai populiarus vaistas. Juos vartojant sumažėja šiek tiek miomų apimtis ir jeigu moteris po jų vartojimo pastoja, valio, mes turim gerus rezultatus. Jeigu ne, vėlgi tada jau ir subręsta tai operacijai. Lygiai taip pačiai kaip ir su endometriomom, didelėm galima vartoti ir kontraceptikus, moteris vartoja ir tam tikrus progestinus, bet jeigu tos, sakykime, endometriomos neišnyksta, o dažniausiai jos neišnyksta šitų vaistų fone, tenka operuoti. Bet moteris turi subręsti tam pati. Vienos yra, kur labai nori greitai, kitos kaip tik labai bijo. Reikia išlaukti. Pabaigai noriu paklausti apie ateitį ir įvairias šiuolaikinės kažkokias tai tendencijas, technologijas chirurginėme nevaisingumo gydyme. Ko būtų galima tikėtis ateityje, kaip manot? Sunkus klausimas, nes aš tokia didelė šito, sakykime, žinovė, bet konferencijose tenka klausytis tokių įdomių paskaitų apie gimdos persodinimą, sakykime, ko jūs minėjo švedai. Ieškomi nauji būdai visokie saugų profilaktikai, aš turiu omeny, jų ir dabar yra pakankamai daug ir mes gana daug vartojam, ypač, sakykime, operuodami gimdos miomas, kuomet gimdos pjūvis padengiamas tam tikrų arba skysčių, arba tinklelių, arba skarelė, kad kuo mažiau išsaugot, tai reiškia sveiką audinį ir neleisi sudaryti saugom. Vienas dalykas. Sakykime, onkoginekologija, ypač tai liečia ir vaisingas, planuojančias tiksliau pastoti moteris, kalbama apie ir daroma kiaušidžių audinio persodinimas. Ne tik kiaušialąsčių šaldymas, bet ir kiaušidžių audinio persodinimas po chemioterapijos moterim. Na ir aišku, dirbtinis intelektas. Čia galima kalbėti turbūt ilgai, bet čia yra ateitis. Aš manau, kad jinai atpalaiduos daugelį net ir ginekologų arba ir embriologų, tai laboratorijos darbuotojų darbą. Išlaisvins, tai pradedant nuo spermogramos įvertinimo, baigiant embrionų atranką. Tai dirbtinis intelektas, man rodo, viso ko ateitis ir mes dar daug išgirsim to, ko net nesitikėjom prieš 10 metų, kad tai galėtų vykti. Tai daug tų naujovių, ypač laboratorijose, ypač embriologijoje. Bet aš manau, nei viena naujovė nepakeis normalaus žmogiško bendravimo, žmogiškojo faktoriaus, taip kad santykis paciento ir gydytojo visom prasmėm, ar tas gydytojas bus tik operatorius, ar tas gydytojas bus tik tai ultragarsų tyrantis, bet dar geriau, kad būtų daktaras, su kuriuo moteris bendrauja nuo iki ir atrasti, vėlgi, kaip sakiau, atrasti savo žmogų, su kuriuo galima bendrauti ir jo nebijoti ir pasidaryti tokią nedidelę draugų kompaniją. Labai gražu, tikrai ateitis įdomi, labai daug įdomių naujovių, bet aš taip pat manau, kad žmogaus kontaktas yra labai svarbus ir ta empatija ir pokalbiai tikrai yra svarbu šioje kelionėje. Tai gydytojų be abejonės reikės. Bet kaip sakote, kad robotai tikriausiai nepakeis ir chirurgijų robotai nepradės daryti? Robotai ne, bet jie pagelbsti. Yra operacijų, kur dirba robotika, sakykime, bet vis tiek turi sėdėti žmogus ir žiūrėti. Robotai yra robotais, juos valdyti turi žmonės. Kol kas dar taip. Kaip bus ateityje, nieks nežino. Na taip. Tai pabaigai noriu paprašyti tiesiog pasidalinti kažkokiu tai palinkėjimu poroms, kurios planuoja nėštumą. Būti optimistais, tikrai tenka pastebėti, kad tie žmonės, kurie žiūri optimistiškai į savo ateitį, turi žymiai geresnius rezultatus, yra žymiai lengvesnis bendravimas ir aišku surasti savo gydytoją, su kuriuo
būtų jiem lengva bendrauti. Tegu tas gydytojas būna vienam reikalingas mokytojas, kitam reikalingas patarėjas, kitam reikalingas draugas, kitam reikalinga mama. Atraskit savo ir bendravimo stilių ir nebijokit klausti gydytojų, kad paskiau susitikę gatvėje, kažkada vesdami už rankos savo vaikus, būtų labai smagu apsikabinti ir tiesiog, suteikti daktarui malonumą iš to, ką darai, o jiem malonumą, kad pasirinko šitą gydytoją. Turiu omeny, ieškokit savęs. Tikrai labai naudingas, labai informatyvus pokalbis ir labai šiltas. Labai malonu buvo su jumis kalbėti. Manau, kad žiūrovai labai daug sužinojo apie chirurginę visą nevaisingumo gydymo dalį. Ačiū, kad prisijungėt. Ačiū, Ieva, jums.